Ei. Nesistumė. Įsivaizduoji, kiek žmonių mums dabar pavydi šitą namą. Būčiau sumokėjęs dvigubai už jį. Dvigubai, ką ten dvigubai. 5, 10 kartų daugiau už tokį. Pasakyk, ką nors nuėjom name. Kokių linkėjimų ar tų. Davai. Bibys kiaušai. Giedriau. Mūsų virtuvės spintelį kažkas negerai. Jinai pati atsidarinėja. Tikrai neatsidarinėja pati. Rimtai pati atsidarinėja, nu? Jo, tai gal name pilna vaiduoklių. Tik negalvo, kad name yra vaiduoklių! Šiandien sudėjom kambaryje kameras. Tiksliau, aš vienas jo sudėjau, nes Giedrius vaiduoklis netikė. Šiandien žaidžiau kompiuterinius žaidimus. Ir tada staiga BAM! Skarbonk ant žemės. Aš niekiek neįsigandau. Tai va, šiandien buvo labai keistas įvykis su skarbonkiam. Aš apie jį nepasakosiu, nes gal Vadis papasakoja, nežinau. Ir aš buvau labai prieš šitas kameras iš tikrųjų, bet po šitokių įvykių aš negaliu būti abejingas ir aš pats pradėjau manyti, kad name tikrai yra vaiduoklių. Vadis net išvažiavo pas kunigą šiandien. Aš likau vienas namie. Kai lieku vienas namie, mėgstu užsiimti tam tikrą veiklą. Prieš važiuojant pas kunigą įdėjau į spintą porą slaptų kamerų, kad nieko blogo Giedriui nenutiktų. Ką tu veiki, smunkačiau? Man atrodo, mes pagavome mažąjį vaidakliuką, čia. Kas per... Šiandien buvo pirma naktis, kai įdėjom kameras. Miegojom gerai. Labai gerai. Vadai. Nepatikės, jis buvo sumokėję pašalpas anksčiau laiką. Rimtai? Rimtai. Čia! Apie jūs sąskaipo. Einam, gerą. Einam, alosiu. Tai, aš noriu prie kompo biškio. Šiaip paveikt ką nors. Gerai? Ar? Vėl prie kompo. Man pažaist? Su kompu pažaist. Oi, ble. O, ble. Šiandien gavom pašalpas. Geras pašalpas. Geras. Giedrius apvėmė mano kelnes ir apkaltino mane. Vadis apsėmė kelnes. Pirmą kartą pamatėm vaiduoklį. O ją mes duosim? Jis buvo vienas. Kas čia buvo, Nežinau, bet buvo iš už langą, man atrodo. Giedriu, pažiūrėk. Nieko nematau, nahu, Rasa vėl ant lango. Ok, tu kūra, blėt. Kurva, Rasa, pizding nuo langą, blėt. Pizding, blėt. Kurva, lakė čia. Va, nahu, Rasioks, užvodė mūsų socialinių pašalpų turbūt, ne? Tai čia jinai gal ir daužytinai ryte, ar ne? Tu aš įsnukį, blėt, daužysime. Einam mėgot, ar jau kelnėmisi? Po tokį įvykių nei mėgot, man pirmą į tualetą reikia. Po tokį įvykių. Ai, vėl šik neperspėjai. Šiandien pabūnam ryte nuo baisaus triukšmo. Aš išsigandau, Vadis išsigando, visi išsigando. Nu mes du. Rasą išvėjau, bet vaiduoklę neišvėjau. Nes vėl prasidėjo tos nesąmonės. Šiandien labai prastai miegojau, man labai skauda kojas. Šiandien atskilęs ryte, pamačiau, kad Giedrius stovi. Aš esu matęs anksčiau, kaip Giedriui stovi,
Bet ne kaip jisai, taip ilgai jis gali stovėti. Pažiūrėkit. Aš nesuprantu, kas dėl šios namuose. Aš pamėginsiu jį atbūdint. Giedriau, kelkis. Giedriau, kelkis. Jis nepanda. Atsikėliu šiandien su skaudančiais keliais. Lyg būčiau stovėjęs, ar nežinau, ir šiknas skaudėjo. Vaidas koja įsisuko, nežinau kaip. Kaip jis sugebėjo. Nežinau. Kai rėžiau šiknon, kur net koja išsisukiau. Sako, buvo tik perspėjo iš šikno. Huiti, blėt. Surandėjau šikną, blėt, kie tokį bakmo puntuką. Tavo brolis. Pyderas. Tu mano brolis. Tavo brolis. Pyderas. Greit, patrauk kamlį, na. Žaisim su mūsų kamliu, nes čia mūsų aikštelė. Blet, gal su mūsų lošim? Ble, potusis jūsų, na, kamuolys. Loš, cep, manau! Tuoj, gal! Bet į savo vartą įmušė. Nu. Blet, imam timautą. Gerai, pradė. Atškarikai, lapai! Sakykim šūkį. Šūkį! Gerai, lošim. Gerai. Ei, per fūrę negalima sukčiaut. Turi mums kažką pasakyti? Turi. Davai sakyk. Rožės raudonas. Žibutės mėlynas. Mano marškiniai raudoni. Ir rožės raudonas. Blet. Planė naik, čia klausyk. Rožės yra raudonas. Žibutės yra mėlynas. Mano šuo juodas. O tu valgai šūdas. Paimk. Klausyk. Mano gyvenimas geresnis už tavo. Arba ne. Tavo gyvenimas geresnis už mano. Arba ne. Bet mano repas nužudo tave. Gerai, daryk. Pribaik. Mano rankos. Kam tu rankas? Laikyti. Mano kojos. Kam tu kojas? Vaikščioti. Mano galva. Kam tu gali būti reikalinga galva? Mąstyti. Mano akis. Pralaimint tave. Matyti! Praeitoje mūsų ekstremalių žmonių pasikeitimuose serijose matėme. Štai, kur įsiterpia mūsų slaptas tobulumo eleksyras. Į jo sudėtį įeina medžio kempinė, lapai, daugiau lapai, obuolys, žemės grumstas, apiniai, krakatūzai ir Libijos kojoto ašaros. Imkit, atsigerkit. Ar čia jūsų garsusis tobulumo eleksyras? Ne, čia mano naktypodis. Kiekvienas, kuris iškenčia mano naktypodžio išbandymą, iškes ir šį tikrąjį tobulumo eliksyrą. Pažiūrėkit. Augina tėvus 3 sūnus, vienus už kitų kūdesnius, 2 broliai dėjusi didžiais gudruoliais, a 3 paikų laikė. Kodėl jūs mane vis atskriaudžia, klausė jaunėlis. Tai kad tu duchs esi, atsakė vyresnėlis. Vieno dieną vyriausias sūnus pasisakė tėvui, kad eisias į gyrę lekiančio laivą statyt. Karočią aš varau lekiančio laivą statyt. Nachtas laivas, a nachtą tas alaus šalmas. Tėvas pridėjom įrankių, davė pačių svarbiausių patarimų ir tas išėjo prie 100-mečio ąžuolo. Eina. Sakau, eina.
Toliau eina. Pavargęs jis atsisėda ant kelmą. Prie jo prieina senas seneliukas. Taigi tu turėjai ateit prie 100-mečio ąžuolą. 2 valandas laukiu, nieko. Davai duok pavalgyti. Kad aš kiekvienam pareigūnui čia duočiau valgyti, tai aš pats alkanus būčiau. Piktai atrėžė vyresnysis sūnus senolį ir nuvijo jį šalin. Senolis atsigręždamas pasakė, tau darbas nepasiseks. Kelias dienas medžius kirtęs, rostus tašęs, 3 dieną suprata, kad anis kirvę nepasiėmęs. Galop, nusimynęs viską metęs, anis grįžo namo. Antrasis. Sveikas jaunėlė, ar pavaišinsi manęs duonytės? Jo, imk. Už tavo gerą širdį, kad manęs seno pagailėjai, aš tau padėsiu. Atsigerk vandenėlę, gulk, įsimiegok, o rytoj darbas bus už tave padarytas. Atsikėlęs jaunėlis ryte pamatė, tiksliau pajuto, kad nei lekiančio laivo nėra, nei ragelio nebėra, ir dar rūrų skauda. Ir suprato, jeigu visą gyvenimą buvai duchu, tai ir liksi duchu. Ir jūs, mano mėly vaikučiai, žinokit, niekada nepadėkit nepažįstamiems ar seniems žmonėms, nes jie tik ir nori jūs per šikną išpilti.